pradėjau naudoti visai neseniai, tai yra liuteinas. Tai yra riebalai mūsų, maistas mūsų akims. Kažkaip aš anksčiau nežiūrėjau jį, mačiau, kad yra asortimente, bet taip kažkaip nepagalvojau, kad aš galiu savo padėti. Aš akinukus nešiu nuo 9 klasės ir man akis šiaip jau jos labai nesilpnėja, bet kadangi tenka vis tik ir su kompiuteriu, ir su telefonu, dirbti ir paskaityti tiesiog knygas, tai tekstus, tai vis tiek akis vargsta. Ir kartais man jos tokios būdavo truputį perštenčios, tokios sausos. Tai ašarodavo. Ir aš tiesiog kažkaip galvojau, ką čia padaryti. Man lašiukų aš prirašę buvau, bet aš jų nenaudojau, kažkaip kaip ir nebuvo patogu, ar galvojau, kad aš apsėsiu, bet tas nepatogumas dėl akių vis tiek buvo. Tai išgirdau atsiliepimus labai gerus dėl liuteino ir pabandžiau nusipirkti. Čia yra jis ne akytės lašinamas, bet jis yra į ritmetinį kokteilį, pavyzdžiui, ar šiaip į vandenį, yra tirpstantis vandenyje riebalas, toks labai gražios, tokios tamsios spalvos. Va, čia yra kasdien 30 ml, čia reikia po 24 lašelius per dieną sunaudoti, tokia yra dienos norma. Tai aš pradėjau jau dabar 2 mėnesiai naudoju, dabar jau trečią naudosiu. Ir aš ką pajutau? Aš pajutau, kad labai greitai pajutau, turbūt jau po 1 gal 2 savaičių, kad mano akims nieko nebereikia. Ta prasme, jos yra komforto būsenai. Man nebebėga ašaros, netgi važiuojant ir reiškia vėjas, ar ten, sakykime, sniegas, tiesiog ryškesnė šviesa, man jos tokios pasidarė ramios, nebepavargusios, nors aš per dieną vis tiek pat ir dirbu darbą su akimis, bet mano reiškia, išsprendė tokią akių diskomforto problemą, kurią aš turėjau iki šiol.